Teisėjų knyga, 13 skyrius. Izraelitai darė piktą Viešpaties akivaizdoje ir Viešpats atidavė juos į Filistinų rankas 40 metų. Coroje gyveno vienas vyras iš Dano giminės, vardu Manoachas. Jo žmona buvo nevaisinga ir negimdė. Viešpaties angelas pasirodė jai ir tarė: Tu esi nevaisinga, tačiau pastosi ir pagimdysi sūnų. Negerk vyno, nei stipraus gėrimo ir nevalgyk nieko nešvaraus. Tu pastosi ir pagimdysi sūnų. Skustuvas tegul nepaliečia jo galvos, nes berniukas bus pašvęstas Dievui nuo pat gimimo. Jis pradės išlaisvinti Izraelį iš Filistinų. Moteris atėjusi tarė savo vyrui: Dievo vyras atėjo pas mane, jo išvaizda buvo kaip angelo ir aš labai išsigandau. Aš jo nepaklausiau, iš kur jis, o jis savo vardo man nepasakė. Jis tik pasakė: Tu pastosi ir pagimdysi sūnų. Žiūrėk, negerk nei vyno, nei stipraus gėrimo ir nevalgyk nieko nešvaraus, nes berniukas bus Dievui pašvęstas nuo pat gimimo iki savo mirties. Manoachas meldė Viešpatį: Viešpatie, meldžiu, leisk angelui, kurį buvai siuntęs, vėl ateiti pas mus ir mus pamokyti, kaip auklėti berniuką, kuris užgims. Dievas išklausė Manoachą. Dievo angelas vėl atėjo pas moterį, jai sėdint lauke. Jos vyro nebuvo šalia jos. Moteris skubiai nubėgusi pranešė savo vyrui: Man pasirodė tas vyras, kuris aną dieną buvo atėjęs pas mane. Pakilęs Manoachas sekė žmoną ir atėjęs pas tą vyrą, jam tarė: Ar tu esi vyras, kuris kalbėjo su mano žmona? Jis atsakė: Taip. Manoachas klausė: Kai tavo žodžiai išsipildys, ką mes turime daryti su vaiku ir kaip elgtis su juo? Viešpaties angelas atsakė Manoachui: Moteris turi saugotis to, ką sakiau. Jei nevalia valgyti vynmedžio vaisių, gerti vyno ar stipraus gėrimo, taip pat valgyti, kas nešvaru. Ji turi vykdyti, ką įsakiau. Manoachas tarė Viešpaties angelui: Prašau, pasilik pas mus iki paruošiu tau ožiuką. Viešpaties angelas atsakė Manoachui: Jei mane ir sulaikysi, aš vis tiek nevalgysiu tavo valgio. O jei prirengsi deginamąją auką, tai aukok ją Viešpačiui. Manoachas nežinojo, kad jis buvo Viešpaties angelas. Jis klausė Viešpaties angelo: Kuo tu vardu? Mes tave pagerbsime, kai tavo žodis išsipildys. Viešpaties angelas jam atsakė: Kodėl klausi mano vardo? Tai yra paslaptis. Manoachas aukojo Viešpačiui ožiuką ir duonos auką ant uolos. Angelas padarė stebuklą jo ir jo žmonos akivaizdoje. Kai liepsna kilo nuo aukurų aukštyn į dangų, Viešpaties angelas pakilo aukštyn aukuro liepsnoje. Tai matydami, jie puolė veidais į žemę. Viešpaties angelas daugiau jiems nebepasirodė. Manoachas suprato, kad tai buvo Viešpaties angelas ir tarė žmonai: Mes mirsime, nes matėme Dievą. Bet jo žmona atsakė jam: Jei Viešpats būtų norėjęs mus nužudyti, jis nebūtų priėmęs mūsų deginamosios ir duonos aukos ir nebūtų mums parodęs to, ką matėme, ir pasakojęs to, ką girdėjome.
Moteris pagimdė sūnų ir jį pavadino Samsonu. Berniukas augo ir viešpats jį laimino. Viešpatės dvasia pradėjo veikti jame Dano stovykloje, kuri buvo tarp Coros ir Eštaolo.